Labadiena, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus Taro kortų skaitimas poniai D. Ir jūs, ponė D, domitės dėl naujo sutikto žmogaus, ar su juo dėliosis kažkokie rimtesni santykiai. Jūs klausėte, ar galima iš jo kažko tikėtis. Taigi pažiūrėsim. Pradžioje aš atkreipiau dėmesį į jūsų stichijas ir gimimo datas. Ir jūs pagal gimimo datas ir stichijas esat vidutinio suderinamumo. Nei gerai, nei blogai. Per viduriuką dermėjų dviejų yra. Taigi pirmiausia, aš pažiūrėsiu, kokia situacija yra dabar, jo pusė, jūsų pusė, ir pažiūrėsiu situaciją, kokia gali būti vėliau, po pusmečio, po metų, po 2 ir taip toliau, jeigu tie santykiai toliau ten rutuliosis. Taigi pirmiausia, žiūriu, ką jisai galvoja apie jūs, ką jisai galvoja. Krenta imperatorienė moteris. Kaip bebūtų, jisai tikrai galvoja apie moterį, bet klausimas, kodėl imperatorienė, ir čia ne jūsų stichija, korta tai yra kaip vaikų motinos. Pirmiausia, jo galvoje gali būti dar vaikų motina ir pagal velnio kortą jis tebėra dar priklausomas, tebėra mintise su ta moterimi, su vaikų motina. Ir jisai ieško kažkokio tai dar šanso, galbūt ir su ja. Nenustepčiau. Dar neatrodo, kad jisai būtų prie jūsų taip prisirišęs. Jis dar tebėra labiau prisirišęs prie vaikų motinos negu prie jūsų. O ir tą galit, jūs turite tai suprasti, kad tai netgi gali būti jų dviejų santykių tokia kaip kliūtis. Jeigu jūs ateityje pradėsite nerimauti, kad jisai vis dėlto tebėra kažkokiam, netgi per vaikus priverstiniam ryšį su vaikų mama. Dabar, net jeigu čia žiūrėt šitą kortą kaip jūsų, velniukas čia stovintis vis vien nėra gerai. Jisai, jo galvoj, galima sakyti, velniukai jo galvoj, velniai jo galvoj. Jeigu jisai net ir kartais negalvoja apie savo vaikų motiną, buvusią žmoną, tai vis tiek toje kombinacijoje jis tikisi iš jūsų kažkokių tai šansų. Velniukas tai yra manipuliacijos, velniukas yra seksualiniai, intimus santykiai. Tai yra patogumas savo ir naudos savo. Bent jau pradžioje nesimato, kad jisai būtų tokiam dideliam emociniam ryšy su jumis. Ryšys žinoma yra, bet dar ne emocinis. Čia daugiausiai šita kombinacija rodo stiprų seksualinį ryšį, seksualinę trauką, geismus, tokius labiau žemiškus dalykus, racionalius dalykus. Aišku, jisai ieško kažkokių tai šansų visur. Ir su jumis ta nauja pradžia, jam aišku visai patinka. Žinoma patinka. Velniukas ir šansas, jūs jam irgi nukritote kaip šansas, jūs vertina kaip šansą. Tinka ir patinka jam tą ryšį su jumis palaikyti ir susitikinėti. Jo jausmai. Važiuoti, susitikti, tokia trauka, aistra, judėjimas, bet štai atsiranda 5 kalavijai, kad ir vėl toks įtarimas, kad jisai labiau susirūpinęs yra savimi. Toliau atkreipiu dėmesį, arba jis dar turi kažkokį kaip draugą, patarėją ar giminaitį, kažkokį tai vyruką, su kuriuo gudrauja, galbūt netgi pasišneka, arba čia tęsiasi dar ta pati tema, mato, 2 sluoksniai informacijos čia keliauja. Dar ta pati tema tęsiasi
vyriškis, niekšingas vyriškis, kuris gali būti susijęs su jo buvusiaja. Tai nenustepčiau, kad jam ant širdies labiau guli buvusiosios konkurentas negu jų dviejų nauji santykiai. Ašgi sakau, jis dar nėra išgyjęs, jis dar nėra atsijungęs nuo praeito gyvenimo. Jūs tai turit suvokti, turėsit suprasti. Ir tai, sakau, viena iš kliūčių jūsų santykiams gali būti. Todėl, kad pasakyti, kad jisai yra dabar ar ten įsimylėjęs jūs giliai, ar tie santykiai gilės, o čia nesimato, kol kas nesimato. Bet tame būt santykyje, kol kas su jumis jam patinka. Bet žinot, jausmo dar tikrai nėra, patikrinau dar, nėra išvystyto jausmo. Meilės jausmo kol kas nesimato išvystyto iš jo pusės jūsų atžvilgiu. Kokie jo planai dėl jūsų? O čia jau jisai krenta. Aš klausiu planus dėl jūsų, o jisai turi planus dėl savęs. Vat supraskite, velniukas tai yra ir savanaudis žmogus. Tai kol kas jisai nėra giliai prisirišęs prie jūsų, nėra taip įsimylėjęs, kad jisai planuotų kažką dėl jūsų, darytų dėl jūsų, ilgalaikę ateitį galvotų dėl jūsų. Kol kas yra taip, suprantate, taip pakankamai linksmai, maloniai, bet paviršutiniškai. Ir to tokio tikro gylio, kokio jūs norėtumėt, dar nesimato. Galimai laiko trūksta, galimai per greit, sakykime, per greit sušokote į labai artimą ryšį. Čia irgi toks faktorius pagal velniuką svarbus. Tai va, man kol kas nelabai patinka, kad jo planai yra susijęs su jo pačiu. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad šita korta yra jo paties. Jis priklauso ugnies stichijai ir čia, toj kortoj yra jisai pats. Jis turi planų, tolimų planų. Kol kas žiūrėkit, jisai nori su jumis palaikyti ryšį. Jūs jam graži, jūs jį traukiat, jūs jam patinkat, bet planus labiau masto savo kažkokius asmeninius. Bet jisai taip galvoja, vat paskambinsiu, man bus patogu paskambinsiu, darysiu tą, bet nėra pasižino tos minties, kad vat darysim kartu, vat to dar nėra jūsų santykyje. Čia nežinau, to kažkokia rodo kaip pagalbos. Atrodo, kad jisai iš jūsų imtų energiją. Miela D. O tos kombinacijos man truputėlį kelia įtarimų, kad jūs norite labiau atsiduoti, atverti širdį, mylėti, atiduoti viską, ką turit. Bet tai nėra gerai, todėl kad kol kas matosi, kad jisai iš jūsų tik ima, o jums kol kas kaip ir neduoda, ko jūs norėtumėt. Nei tikro jausmo, nei tos paramos, nei jausmiškai, nei fiziškai, nei kažkaip darbais, nei materialiai. O suprantat, jeigu vyrukas į moterį neinvestuoja, jeigu jisai neskiria jai pakankamai laiko, jeigu jisai nėra prisirišęs, atsidavęs ir neskiria savo resursų, tai toliau juo labiau neskirs ir ta moteris pasidaro vyrui netokia, suprantat, neišbrangsta, nėra brangi. Vyras turi stengtis, turi investuoti. Ir jūs pati man atrašėte, kad sakot, aš pati užsidirbu. Čia viskas gerai, kad jūs pati užsidirbate, bet esmė ne tame. Esmė tame, ar vyrukas nori, ar nori bent stengtis, ar ieško bent progų kažką dėl jūsų daryti. Nes jeigu jis dėl jūsų nieko nedarys, pagal šitą kortą toks jausmas, kad jis tik iš jūsų ima energiją, ima jūsų moteriškumą, seksualumą,
ir taip toliau. Tai čia, žinot, toj situacijoje ne tiek, kad jisai blogai elgesi, yra truputėlį, kad iš jūsų pusės požiūris yra nelabai geras, kad gaunasi, kad jūs leidžiate jam taip elgtis, kad jūs leidžiate jam pamanipuliuoti, kad jūs leidžiate jam tik iš jūsų imti ir mainais realiai dėl jūsų tokio nieko kažko nedaryti, kad jisai gauna jūsų kūną, seksualumą, jūsų moteriškumą, jūsų šypseną, jūsų praleistą laiką, jisai gauna kaip ir mainais nieko per daug neatiduodamas. Gaunasi, kad jūs pagražinate, papuošiate, papildote jo gyvenimą. Bet taip turi būti lygiavertiški mainai. Jūs turite irgi suvokti, kad jis jūsų gyvenimą irgi turi papildyti, nes kitu atveju santykiai gali nukeliauti į niekur. Pažiūrim dabar jūsų pusę, kaip yra su jumis. Bet to tiesa dar nepasakiau, kad velniukas yra magija. Tai galėjo būti susijęs su ritualu, tai yra magija kaip šansas, čia yra maginis šansas jums duotas, tačiau jūs galite, jau galimai darote pati kažkokių tai klaidų, kad per daug, per greitai save jam atiduodate ir tikitės iš jo iš karto daug. O vyruką reikia įpratinti prie santykių, reikia, kad jis prisirištų prie jūsų, kad jūs įsimylėtų, kad pradėtų sėti mintis ilgalaikės perspektyvas, kad pradėtų jūsų pasiilgti. Jeigu jau viskas, iš karto visą save atiduodate jam, tada jam nebėra tokio įdomumo stengtis dėl jūsų ir tada tie santykiai tokie ateina kaip į aklavietę. Ir va tuos procesus turi reguliuoti moteris, tai yra jūs. Tai pagalvokit truputėlį apie tai, ar jūs ne per gera, ar ne per atvira, ar ne per greitai, kaip sakau, atsidavėte tam vyriškiui, o jisai dabar viską gavęs gali nebe per daug stengtis. Gerai, jūsų pusę pažiūrėkim. O jūs mąstote galbūt apie kokius nors ir praeitus nevykusius santykius, galvojat, gudravo su manim. Taip pat jūs ir su šituo vyriškiu nesat užtikrinta. Tai jis priartėja, tai pas jūs pojūtis, kad jis atsitraukia. Tai priartėja, tai atsitraukia. Pradedat galvoti, gal ir šitas vyrukas gudrauja. O visko gali būti, velniukas nebereikalo čia stovi. Jisai irgi gudrauja, bet jūs irgi kaip moteris turit labai jausti santykį. Sakau, kad vyrukas ne per daug pradėtų dominuoti santykiuose ir nepradėtų manipuliuoti, nes velniukas tai kaukės, manipulacija. Gaunasi, kad jisai gali turėti kaukę su jumis, o iš tikrųjų, kaip sakau, dar jausti arba galvoti apie kažkokią kitą moterį ir labai tikėtina apie buvusiąją. Dabar jūsų jausmai. O jūs fantazuojat, galvojat, turit labai daug vilčių, įsivaizduojat. Aišku, šitas vyras jums patinka, trauka yra šitam žmogui. Norit draugystės, norit meilės. Pas jūs, žiūrėkit, koks yra skirtumas didelis. Pas jį atsiranda 5 kalavijai, nelabai tokia sąžininga korta, nelabai sąžininga. O pas jūs jausmuose labai draugiškos mielos kortos yra. Matot, kad pagal šitą kombinaciją aš matau, kad jūs iš šitų santykių tiek, kiek įsivaizduojate, kaip jūs, pavyzdžiui, kiekvienas turi kažkokį paveikslėlį, viziją, kaip turėtų rodyti santykiai. Jūs turit viziją, sakykime, tam tikrą viziją 100% su šito žmogumi
bet rezultate jūs iš tos sukurtos idealios vizijos gausit apie 40% realybėje. Tai vat 60% ko jūs tikitės ir įsivaizduojat su šito žmogumi nebus, bet 40% bus. Jau neblogai, jau ne taip blogai. Taip, aišku, norėtųsi daugiau, bet va tokia situacija yra. Dabar jūsų, ką jums daryti? Bet jums reikia atkreipti dėmesį, tiesiog stebėti jį. Stebėti jį, bet sekti nereikia. Nes, kaip jiems sako, jeigu seksit, sužinosit, ko nenorit sužinoti. Gali būti, kad jisai kitą kartą prisidengia, pavyzdžiui, čia yra vaikiška. Gali prisidengti vaikų tema. Gali prisidengti kažkokių tai reikalų tema. Atsako, ten negaliu, to negaliu, ten turiu tą daryti. Tai nereiškia, kad jisai yra visada nuoširdus. Apskritai pažiūrėkim. Ar gali būti su juo toks nuoširdumas? Ar jis dabar... Lūžis, pas jį kažkoks tai kaip lūžio taškas. Jis ir pats nesijaučia labai gerai. Kažkokius tai planus jisai kūrė ir truputėlį žaidžia žaidimėlius. Ir su buvusiais savo jausmais. Ir kitas dalykas, kai jis yra vienas, matosi, kad jisai su kažkuo susirašinėja, va čia, romantiškas riteris. Pakibęs prie susirašinėjimo, va guli vakare lovai, va čia. Ir pakibęs prie telefono susirašinėja romantiškai. Tai jūs dabar pati turit spręsti, ant kiek vakare, kai jis jau prigula, kiek jūs laiko praleidžiat susirašinėdami, siuntinėdami kažką vienas kitam, šnekėdami, bendraudami. Jeigu jūs ten kas vakarą pasišnekat, maloniai bendraujat, gan daug laiko leidžiat susirašinėdami, kontaktuodami, tai gali būti, kad čia jūs. Bet yra įtarimų, kad jisai gali vieną kitą žinutę dar brūkštelti irgi nežinia kam. Gali būti ir kitoms damoms. Čia pažiūrėkime. Kažkokia moteris atsiranda. Bet labiau kažkokie kaip darbinė aplinka. Žinot, dar darbinė aplinka. Atkreipkite dėmesį, kur jis dirba, su kuo bendrauja ir ar aplink toj darbinėje aplinkoje. Va čia moteris iškrinta, bet jinai rodo ryšį ir pagalbą darbinių klausimų. Arba jisai su darbu, turi klientų, važiuoja pas kažkokią, priverstas bendrauti yra su moterimis. Arba darbinė aplinkoje kažkokia gali būti kaip kolegė klientė. Nes čia dvi darbo kortos. Ar tai yra rimta kažkas toj darbinėje aplinkoje? Nieko rimto aš nematau. Tačiau kol kas tokia stadija dar tebėra, kad jisai atsiradusiom naujom progom gali pasinaudoti. Todėl, kad judu dar neišvystė esat tokio priraišumo vienas kitam. Situacija nėra bloga, nėra aišku ir ideali, kaip aš matau, bet plius minus yra ir teigiamų momentų. Aišku, yra tokių momentėlių, kur jums ir netiktų, nepatiktų. Tie kažkokie dar, kažkokia viena kita žinutė kažkam ir tas dar negalėjimas atsijungti nuo buvusios žmonos ir galvojimas apie
apie, reiškia, savo konkurentus. Dabar aš pažiūrėsiu tolimesnės tendencijas, kaip gali judėti jūsų santykiai vėliau. Vat ne šiai dienai, bet vėliau. Sakykime, po 3 mėnesių, po 6, po metų ir taip toliau. Tolimesnis laikotarpis, kaip gali dėliotis. Beje, jūs dar klausėt, ar jisai atsirado jau rimtai, ar jisai, šiaip jau, ar jisai dėl ritualo, dar pažiūrėsiu šitą klausimėlį dabar. O, imperatorius. Kantrybės su juo reikės. Jūs laukiat jo. Jis jums atsirado, kaip saulė, kaip šviesa. Ko nematot? Jūs nematot, kad jisai yra gudrus. Kad jisai turi visas galimybės jūs apgauti. Ir jau aš apie tai šnekėjau. Ir jisai, žinot, koks yra čia paradoksas. Kuo jūs labiau būsit atvira nuo širdį, širdį ant delno jam dovanosit, tuo didesnė tikimybė, kad jis gali jūs įskaudinti, pasinaudoti tą situaciją, kad jūs labai, labai tokia esat moteris, jautri, gera, atsidavus. O čia štai atsiranda jūsų korta. Matosi, kad kažkiek jūs bendrausit, matyti, bet atsiranda dar ir kita dama. Vat aš sakau, jūs esat, bet galimybių pas jį, ar tai pas jį telefone, ar kažkur kontaktuose, jis turi, žinokite, ir daugiau galimybių. Jeigu jis norėtų, jis galėtų bendrauti ir su kitom damom. Gal ten kitos jam ir parašo. Taip, aistros. Suprantat, jisai ieškojo moters. Jam kaip ir reikia moters. Va čia yra, ieškau, man reikia moters, aš ieškau. Bet man tas nepatinka, kad taip tarp jūsų dar nėra tokio, sakau, nėra tos tokios meilės tikros nėra. Ir tai yra toks, žinot, jūs kartu būsit, kol bus jam patogu ir smagu. Vat kaip tik atsiras kažkokios tai problemos, jis pradės gudrauti. Ir žinot, didelioj tokioj krizėj kažkokioj, jisai nenorės būti santykyje. Pažiūrėkim, kaip jis elgsis, jeigu ištiks krizės. Jis pasislėpęs ieškos naujų variantų. Tai tą žinokite, kad kol nėra išvystytas ryšys, glaudus labai tarpusavio jūsų. Ir jeigu jo jau nebepavyks išvystyti, tai gali būti, kad su šito žmogumi krizinėse, konfliktinėse kažkokiose tai situacijose jisai ieškos, važiuos kitų slaptų variantų ir netgi gali būti ir intymių ryšių. Kol kas tai nematau, bet čia žiūriu teoriškai, kaip gali būti vėliau kritinėse situacijose santykyje. O dabar plačiau, kaip ir sakiau, kaip atrodys santykiai jų dviejų vėliau. Ką jisai galvos apie jūs? Jisai žiūrėk. Jo galvoje vis tiek yra didesnė kompanija žmonių. Ašgi sakau, jisai turi daugiau galimybių. Daugiau galimybių su kažkuo tai bendrauti. Jo jausmai. O žiūrėkit, kai jūs bendrausite ilgiau, jeigu jums pavyks išlaviruoti ir išbendrauti ilgiau, pažiūrėkim, bent iki žiemos, tai jau, jeigu jūs ištempsit kartu iki žiemos laikotarpio, tai gali būti, kad jisai prie jūsų labiau gali prisirišti, nes jau jūs atsirandat jo jausmuose kažkiek. Jau ryšys, čia glaudus ryšys atsiranda. Nes matot, tik tai laikas, bendri kažkokie tai reikalai, prisiminimai atsirandantis sujungia žmonės. Ir jeigu tas vyras turės progą pildyti jūsų svajones, dėti dėl jūsų pastangas, kaip jūs sakot, jūs turit būtinai jo prašyti. Kaip jums išbandyti šitą vyriškį? Prašykit iš jo pagalbos.
Reikia, nereikia, prašykit pagalbos. Nuvežk ten, pataisyk tą, nupirk, atvežk ten tą aną, padėk man čia, padėk man čia. Ir turit iš to pamatyti, kiek pas jį yra entuziazmo, noro jums padėti. Tai kuo labiau jisai, kuo daugiau pastangų įdės į jųdviejų santykius, į pagalbą jums, į jūsų norų pildymą, tuo jūs jam tapsite brangesni ir tas prieraišumas jau gali atsirasti didesnis negu yra. Jeigu, sakau, jūs gebėsite pati truputėlį pakeisti bendravimo taktiką, neatiduoti jam visko, bet mokėti iš jo prašyti ir po to be galo girti jį ir dėkoti. Koks tu mano riteris, kaip tu, aš be tavęs čia būčiau prapuolusi. Tas jam pakelia labai vyriškumo tokią kartelę, savimeilę. Ir per tai jis pradeda norėti būti su ta moterimi, kuri jį giria, kuri jį dievina, kuri jisai jaučiasi riterių karaliumi ir taip toliau. Jam patinka tas jausmas. Todėl jūsų yra užduotis truputėlį keisti taktiką ir paklausyti kortų patarimų. Toliau žiūriu jo planus dėl jūsų. Yra kažkokie tai planai, žvaigždė vėl krenta, bet planai ramus ir dozuoti, labai lėti, po lašelį. Ir dar sakau su senom nuoskaudom. Toks jausmas, kad jisai kažkiek dar, ar tai gydo senas dar žaizdas, būdamas su jumis. Aš labai bijau, kad jūs nebūtumėt jam kaip pleistras. Vat nesileiskit būti ta moteris, kuri padeda jam nusiraminti dėl buvusių santykių. Va čia yra medicininė korta, o čia yra kraujuojanti širdis. Tai tas jausmas, kad jisai su jumis gydo kažkokias praeities žaizdas. Tai šiaip tai nėra gera pozicija, bet jinai yra kokia yra. Tiesiog priimkit realybę, o taip yra. Tai va, taip maždaug toliau judės viskas. Sakyčiau neblogai, turint omeny, jeigu jūs paklausysit kortų patarimų, galima visai su to žmogumi va taip ramiai bendrauti. Bet sakau, yra niuansų. Yra niuansų, kurie nėra malonus ir arba jūs juos priimate, arba ne. Jūs norėsit jį toliau išlaikyti. Jūs norėsite, kad jisai būtų šalia jūsų. Galimai jūs pamėginsite jam nustatinėti tam tikras ribas arba mėginti pasakyti tam tikrų priekaištų, kas jums nepatinka. Ką jūs iš to gausite? Pradžioje, jeigu jūs mokėsit gražiai jam pasakyti, gali būti visai geras susitarimas. Bet tai neturi būti konflikte pasakyta, jokių būdų. Pokalbiai ne konflikte, priekaištai ne konflikte. Turi būti ramiai, visai kai gera nuotaika, jūs galite kažko tai jo paprašyti, pasišnekėti, pagirti ir paprašyti, kad aš nerimauju, ar gali mane nuraminti, aš galvoju, kad yra taip ir taip, ar tu gali patvirtinti, kad taip nėra, nes galbūt aš čia prisigalvoju, kažkaip taip švelniai moteriškai. Taip, dabar jausmai jūsų, sakau, pergyvensit, dėl kažko pergyvensit, kad galit jo netekti, kad jisai bendrauja ten dar su kažkuo, su buvusiaja, gal susirašinėja, gal dar darbe. Kažkoks atsiras jums nerimas, labai didelis nerimas. Galvos skausmas, mėnulis, košmarai, pavydas gali jums atsirasti. Nestabili emocinė būklė jums gali atsirasti dėl šitų romantiškų santykių.
Tai vat, aš ir sakau, paradoksas tame, kad jisai elgsis kaip elgsis, ne visada teisingai. Jis jau dabar elgesi, aišku, negalima kai kurių momentų pateisinti, bet jokių būdų negalima atmesti to faktoriaus, kad jūsų kaltės tame čia irgi yra ir bus. Ir toliau, pas jūs atsiranda baimės, o iš baimių gali kilti jūsų priekaištai, konfliktai atsirasti, įtampa ir per tai gali santykiai pablogėti. Todėl jūs turit labai dabar laikyti šitą ribą. Laikyti ribą tą, kad jos neperžengti, kad jeigu jūs norite tose santykiuose būti, turit ne tik jo ten norėti kontroliuoti jį, o čia kontrolė jo, bet turit ir save kontroliuoti, ir savo mintis, ir savo jausmus dėl jo, ką jums daryti reikės. Atkreipti dėmesį, kad dar šeima, rodo šeima kažkokia moteris. Ar tai tikrai jo buvusioji, arba jo iš šeimos. Jo šeimos rato moteris kažkokia. Kažką pasakys, skambins, bendraus. Šansai kažkokie nauji gudravimo atsiranda. Ką jums daryti? Suprantat, aš tik tiek pasakysiu, čia pasirodė dar du vyriškiai. Aš pasakysiu tik tiek, jeigu jūs pati gebėsite tą situaciją visą su juo laviruoti, taip gudriai moteriškai, tai tame santykėje judu galite laikytis, nors tas santykis nebus idealus. Nebus idealus, jis jau dabar nėra idealus, jis ir toliau nebus idealus. Bet čia svarbu, kiek jūs pati turėsite pakantumo tokiame santykyje būti. Jeigu jūs galėsite su savo vidumi susitvarkyti, tame santykyje jūs galėsit būti. Jeigu jūs nesusitvarkysit su nerimu arba pavydu, su nestabilia būsena, o ten matosi, jūs įsižiūrėt, įsimylėt šitą vyriškį ir jums jau norėsis jį pakreipti taip, kaip jūs norit, pakontroliuoti, kažkokius priekaištus pasakyti. O čia jau yra, prasideda tokia riba, problema. Ir neatsiduoti. Pradėkit truputėlį keisti taktiką, būkit gera. Taip negalvokit, kaip jūs sakot, aš pati užsidirbu, aš pati viską pasidarau, man nieko nereikia, man iš vyro nieko nereikia. Tas nieko nereikia, kaip tik priešingą reakciją sukelia. Vyriškis turi jaustis reikalingas. Vyriškis turi jausti, jeigu reikia, tai tada jūs suvaidinkit, kad jūs be jo negalit, kad jis jums reikalingas, kad nuvežtų, kad pataisytų, kad nupirktų, kad paremtų, kad palaikytų, kad patartų, kad koks jis protingas, nes jūs be jo negalit, jūs be jo nieko nesuprantat, jūs be jo neišgyventumėt. Šitaip jis turi jaustis. Vyrai prie tokių moterų, jie turi trauką moterims, tokioms, kurios yra silpnos, joms dėkoja ir jie gali šalia jų jaustis riteriais. Tai šitą momentėlį, miela D, pakoreguokite. Tai taip matosi toks paveiksliukas, jisai, kaip sakau, toks, žinot, su minusiukais žinoma, bet dabar jau jūsų rankose sprendimas, ar jūs galėsite būti tokiam santykiai, ar nepavargsite ir ar mokėsite truputėlį pati pasikeisti ir pakeisti taktiką bendravimo. Šitas vyras gali būti ne paskutinis jūsų gyvenime. Dar, kaip sakoma, pasirodė ten porą vyrukų, gali dar, sakykime, ta jūsų gyvenimo ir meilės istorija ateityje keistis ir į gyvenimą dar ateiti ir kitų žmonių. Bet kol kas jums reikia mėgautis. Žadėjau sakyti mėgautis ir iškrito 9 taurės. Džiaugtis kol kas šitą situaciją su šituo žmogumi,
tiek, kiek, sakykime, jums bus abiems komfortiška tokiuose ir tuose santykiuose. Baigdama aš jūs apkabinu, mieladi, linkiu sėkmės, linkiu išmokti reikalingas pamokas, paklausyti kortų patarimų ir pamėginti ne tiek jį, kiek paanalizuoti save tame santykyje. Su jumis buvo kanalas Taro akys.